Mes tęsiam diskusiją. Šiandien Lietuvos vyriausybė svarstė, kaipgi spręsti Rolando Pakso kandidatavimo klausimą. Siūloma įtraukti teisininkus į diskusiją. Mūsų diskusijai dalyvaujantis parlamentaras Saulius Pečeliūnas sako, jog bent 20 metų priesaiką sulaužę žmogus neturėtų kandidatuoti į Seimą. Aiškinamės situaciją kartu su Sauliumi Pečeliūnu, parlamentaru, Tomu Čyvu, taip pat politikos apžvalgininku bei Dailiu Barakausku, Seimo nariu. Pone Barakauskai, Seimo narys tiksliau prezidentas sulaužė priesaiką, neatsiprašė, kaip sako ponas Pečeliūnas, ir vis dėlto jam reikėtų taikyti tą 20 metų negalėjimo kandidatuoti. Pečeliūnas yra Pečeliūnas, aš jį labai senai pažįstu, suvokiu, ką iš čia siūlo. Tačiau va čia iš to dialogo, kuris vyko pas mus studijoje, suvokiau vieną dalyką, kad situacija nuo apkaltos pradžios, kuri prasidėjo 2003 metų gruodžio mėnesį, labai mažai kas pasikeitė. Ateidamas į šitą studiją, aš galvojau, kad Konstitucinis teismas savo užduotį, tai yra komandiruoti Rolandą Paksą iš nacionalinės Lietuvos politikos ir deleguoti užsiimti politiką į užsienį, įvykdė. Tačiau aš šiandien žiūriu, kad tą toliau daro ne tik tai Konstitucinio teismo išaiškinimai, dvasiniai sprendimai, bet tą patį nori daryti ir mano kolega Pečeliūnas, kuris atstovauja konservatorių partijai. Ir keisčiausia, kad tai nori padaryti ir vyriausybės atstovė, kuri buvo Europos žmogaus Tai gal nieko čia keista, vyriausybės atstovė. Tai va, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Jie supainioja visi vieną dalyką. Per pertrauką mes su gerbiamų kolega beveik ir sutarėm. Tai yra vadinamoji konstitucinė pasyvioji teisė ir konstitucinė aktyvioji teisė. Tai toj vietoj, kai mes kalbam apie konstitucinę pasyvėją teisę, Lietuvos Respublikos konstitucija sako, kad suverenas yra lietuvių tauta, kuri turi teisę rinkti, bet kuris gali balotiruotis. Tai yra, jūs sakote, leiskit tautai pasirinkti. Gerbiamas Sauliau, palaukite. Tai yra teisė balsuoti, teisė būti renkamam, o po to jau kitas klausimas yra, ar žmogus yra išrenkamas ar neišrenkamas. Tai vat mūsų kolegos gerbėmieji visus šitos 7 metus sujaukė šitos 2 dalykus ir pakabinę ant Rolando Pakso ir padarė didžiausią problemą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos žmogaus teisių teismas pasakė, kad apriboti šitos teisės nei vienam piliečiui negalima, nes aukščiausia valdžia yra ne Pečeliūnas, ne Barakauskas, ne Konstitucinis teismas, ne atstovas vyriausybės Europos žmogaus teisių teisme, bet aukščiausias Lietuvoje. Tai yra suverenas, tauta, kuri turi neatimamą teisę balsuoti ir nuspręsti, kam kas yra suteikiama ir kam kas yra leidžiama. Tai gal, pone Pečeliūnai, iš tikrųjų, tauta turėtų pasirinkti ir... Prašyčiau nesikaršiuoti, dar kartą perskaityti Lietuvos Respublikos konstituciją, kurią priėmė ta pati tauta ir kuri priimdama šitą konstituciją kai kurias savo galias apribojo. Tai kai jūs sakot, kad bet kas gali tapti Seimo nariu, jūs esate neteisus, 56 straipsnis sako, kad kai kas negali, ir kas net balotiruotis negali parašyta, negali būti renkami, nebaigę bausmės atlikti ir išprotėję, atsiprašau, aš suvulgarinu tekstą. Tai prie kurios grupės tai dabar mes Paksą priskiriame? Nuspręskime, ar ponas Paksas, primenu Konstitucinio teismo išaiškinimą ir sprendimą dėl priesaikos, kas tai yra. Tai mano akimis, signataro akimis, vištos vagystė yra labai menkas nusikaltimas, lyginant su priesaikos sulaužimu. Priesaikos sulaužimą aš prilyginu valstybės išdavimui. Paskaitykite priesaikos žodžius. Ir savo priesaikos žodžius irgi paskaitykite. Jie nėra šiaip savo. Ir Konstitucinis teismas pasakė, kad priesaikos institutas yra labai svarbus ir jo sulaužimas yra labai didelis nusikaltimas.
Tai Bet štai užtat mano siūlymas. Sako, leiskim tautai pasirinkti. Na, Tai tvarkoj, aš nesakau. Paksas, bet tauta tegul, jeigu jį pasirinkti. Mes galim referendumų daug dalykų daryti. Štai dabar man irgi atsiuntė, aš juk ne viską čia, ką sakau, tai yra grinai mano sugalvota. Aš irgi gaunu elektroninius laiškus, visuomenė siūlo jau dabar, kaip mes turime elgtis. Tai štai vieną iš siūlymų aš jums jau sakiau, kad norėdamas kažkur balotiruotis prieš keičiant kažkokius dokumentus, ponas Paksas turėtų ateiti Seimo tribūną, viešai pripažinti padaręs tokį nusikaltimą, atgailauti, atsiprašyti tautos, prisižadėti to daugiau nedaryti. Sustabdysiu, nes mes telefonu turime. Tai jeigu galima, aš vieną sakinį tik pabaigsiu, ką sakė Baltutytė, aš su tuo visiškai sutinku. Kitose valstybėse irgi taip yra. Yra galimybė po tam tikro termino, bet visą laiką yra ir tam tikros sąlygos. Mes dar nekalbėjom niekur apie sąlygas. Kodėl KGBistam į plakatus mes įrašom, kad jie yra bendradarbiavę, o sulaužysiam priesaiką mes neįrašom? Gal reikia įrašyti, kad rinkėjas žinotų? Mes turim telefonu Rolandą Paksą, Europos parlamento narį, buvusi prezidentą. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs klausot mūsų audringos diskusijos čia Baltijos televizijoje. Pone Paksai, kaip jūs tai vertinat? Štai Pečeliūno Sauliaus buvo paskutinė citata, kad bent jau atsiprašyti, atgailauti ir tada galbūt galima būtų kalbėti apie trumpesnį terminą. Na, aš galvoju, kad atsiprašyti yra geras dalykas, bet kokioje situacijoje, ar tai būtų politinė, ar tai būtų nepolitinė. Jeigu kalbėti apie atsiprašymą, tai tiems žmonėms, kurie sukėlė antiprezidentinį perversmą, pamynė žmonių valią, rinkėjų valią. Na, aš asmeniškai kaip žmogus, tai iš tikrųjų esu senai atleidęs, bet ar gali atleisti tie žmonės, kurie beveik pusę metų buvo įvilkti į tokį supriešinimą? Aš nežinau, čia reikėtų klausti jų, jeigu kalbėti apie atsiprašymą. Aš noriu klausti jūsų už tai... Atsiprašymą tautos, nes tauta buvo įvelta. Niekas kitas išskyrus poną O Paksą. kas įvėlė? Konservatoriai? Bet palaukit, mes Prezidentas išvažiavo žvejoti, o čia kažkas kažką darė. Pone Pečeliūnai, štai aš noriu pono Pakso klausti, siūlymai parlamentarų, kai kurių girdisi bent 20 metų neleisti kandidatuoti priesaiką sulaužiusiems žmonėm. Kaip jūs juos priimat? Aš tai priimu kaip stručio politiką, tai įkišti galvą į smėlį ir galvoti, kad problemą įsispręs savaime. Aš priimu šitai. Jeigu parlamentarai, tie, kurie siūlo taip, kaip kažką tik tai išgirdau, gerbė žmogaus teises, žmogaus teisų konvenciją, tai jie turėtų pirmą ką padaryti. Įgyvendinti, nedelsiant, Europos žmogaus teisų sprendimą. Ir leisti žmonėm balsuoti arba rinkti tą, ką jie nori rinkti. Štai ką turėtų padaryti save gerbiantis parlamentarai. Ar jūs pats tikite, pone Paksai, kad jums bus leista kandidatuoti jau artimiausiuose rinkimuose? Kaip jūs galvojate? Aš manyčiau, kad čia nėra esmė. Esmė yra tai, kad Konstitucinis teismas, kitaip sakant, Strasbūro žmogaus teisų teismas, paneigdamas Konstitucinio teismo sprendimą, paneigė pačią apkaltos esmę. Štai yra esmių esmė. Bet kadangi Lietuvoje dar iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie susiję, buvo labai šališki, tai jie labai norėtų išsiplauti ir mundurą, ir kad tas sprendimas, iš tikrųjų būtų įkištas į smėlį ir kad neištraukti jo, kad neleisti žmonėms spręsti. Štai kokia yra esmė. Tie žmonės galbūt bijo jūsų konkurencijos rinkimuose. Na, bet aš manau, kad konkurencija tai yra geras dalykas ir politikoje konkurencija iš tikrųjų yra svarbus dalykas. Bet čia klausimas yra ne konkurencija. Klausimas yra tai, ar mes įgyvendinsim Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, ar mes esame tauta, valstybė, kuri pasirašė žmogaus teisų konvenciją, ar pas mus gerbiamas žmogaus laisvės ir teisės. Kai mes kritikuojam kitas valstybės, pavyzdžiui, ten Baltarusija, arba ten Kinija, arba kitas valstybės, ar mes vis tik tai nesam tokia valstybė. Čia yra esmė. Aišku, ačiū labai. Rolandas Paksas, Europos parlamento narys.